17 diena milijonas per 90 dienų. 90 dienų 1 milijonas. Važiuojam publiką. Tai va, diena buvo labai gera. Anksti atsikėliau, apie 10 jau buvau iš lovos išlipęs. Ir iki pat dabar dirbau. Turėjau tikrai laisvų momentų, nebuvo, kad visą laiką dirbau, tuo pačiu ir paskaitos buvo. Dabar Australijoje, Sidnėjuje yra 02:18, tai yra 2 nakties, o Lietuvoje yra 15:18, tai visi žmonės irgi po darbo važiuoja namo. Šiandien, kuom labai didžiuojuosi, tai pasikūriau naują produktą per ClickFunnels. Pasikūriau tam produktui visą skriptą. Po skripto perėjau į svetainės susikūrimą per 3 stepsai, tai 3 landing page'ai. Pirmas kalba apie kas įeina į produktą, kokios yra jo, kas jame yra ir kas yra naudinga ir ką gaus žmogus. Antras žingsnis jau būtent produktų pirkimas. Trečias jau registracija į susitikimą po produktų įsigijimo, kai jau mokymai iš esmės. Taip, faina, pažiūrėsim, kaip seksis pardavinėti, bet tikiu, kad jie turi potencialo. Lydai toliau kaupėsi, renkasi, atrodo, kaip ir viskas gerai, bet praeitą produktą atjungiau visiškai, kilinau, tai nepasiteisino kol kas. Bet pamokų buvo išmokta, labai džiaugiuosi tuo, kad pradėjau daryti tai. Ir tikrai pagalvojau, kad įmanoma, tikrai dabar 17 diena, kai supratau, ką dar galima padaryti per likusias dienas, tikrai jaučiu, kad galima milijoną uždirbti. Taip, tai va, šiandien prie funnelių dirbau, stebėjau irgi toliau numerius, ką turiu omenyje numerius, tai statistika, reklamos. Prie reklamos aš tiek šiandien mažiau dirbau, labiau prie funnelio, prie klientų, irgi tokių smulkių darbų buvo. Ir stebėjimo rezultatų. Irgi dar keletą kampanijų pasileidau pagrindiniam projektui. Tai irgi jau Australijai pirmas pardavimas, UK 2 pardavimus turim, vėl sugrįžtam į Europą šiek tiek, tai yra į pasaulinį žaidimą. Tai irgi atsigauna projektas, irgi džiugu. Ir taip. Ir galbūt irgi, nežinau, kaip galiu įvardinti, bet irgi papildomo darbo ateina, tai irgi dar šiek tiek tokių darbas, tai gali sakyti, yra pasyvios pajamos, bent jau man, ne? Tai irgi ne kiek mažiau atsakomybių, irgi supratau, kad yra tiek pat, bet tu jau, kai baigi darbą, tiesiog jau gali nuo to atsiriboti. Tai tas yra, bet atsakomybė tokia pati, kaip turint savo verslą. Tai taip. Turėjau vakar nuostabią meditaciją, bet tiesiog norėjau pasidalinti, kad jaučiausi nuostabiai. Labai, netgi šiek tiek pajutau kitokią energiją, negu pajusdavau per kitas meditacijas. Tai tikrai džiugu. Tai va, 1 milijonas per 90 dienų, 90 dienų 1 milijonas, tai irgi darbai kaupėsi, jaučiu, kad vėliau, kai pasibaigs, arba paskutinėmis dienomis tikrai turėsiu ką parodyti, kokius žingsnius teko praeiti, o dabar laikykis ir čiau.